Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Beka Associates epizodą. Na ir šiandien mes kalbėsime gana keistesnė tema, kiek kitokia negu visos praeitos. Ši tema taip pat įsiskaito ir lyderystę, ir komandos buildingą, visą tą temą, tačiau tai liečia ir kitą svarbų gyvenimišką dalyką - šeimą. Tai šiandienos tema yra komandos ir šeimos sėkmės paslaptis - ištikimybė. Na, o dabar nieko nelaukia, galėsime pradėti epizodą. Taigi, kaip ir visada, prieš pradedant epizodą mes turime išsiaiškinti, kokia yra pagrindinės temos reikšmė. Ištikimybė pagal jos apibrėžimą yra asmens nuoseklus atsidavimas ir lojalumas kitam asmeniui, grupiai ar vertybei. Tai įsipareigojimas išlaikyti pasitikėjimą ir palaikyti artimus ryšius net sunkiose situacijose. Ištikimybė dažnai reiškia pasiryžimą likti sąžiningam, patikimam ir nuosekliam veiksmais bei žodžiais. Taip pat prieš pradedant epizodą norėčiau papasakoti, kaip gimė šio epizodo idėja. Viskas prasidėjo prieš geras 2 savaitės, kuomet buvau labai specifiškoje vietoje - sporto salės, vyrų rūbinės duše. Ten nugirdau 2 jaunuolių pokalbį, kaip jie kažkurį tai būtent tą savaitgalį, kuris buvo prieš tą dieną, tiesiog apsivartojo atitinkamų medžiagų, dalyvavo kažkokiame tai susitikime, kur visas tikslas yra išdavinėti kitus. Jie kaip ir tuom didžiavosi. Na, negaliu pasakyti, kad jaučiausi maloniai, tikrai ne. Paskui nugirdau net ir, ne visai malonų pokalbį tarp vieno iš vaikinų ir greičiausiai jo antrosios pusės. Na ir būtent po to nugirdimo labai įdomiai pasijaučiau ir kai pamačiau, kad iš tikrųjų mes visi žinome, jog tai yra tikrai didelė problema moderniame pasaulyje, bet kai pamačiau, kad tai yra daug arčiau negu mums visiems atrodo, manau, kad tai verta kalbėti net ir mūsų kanale, kur mokome apie lyderystę, nes ištikimybė taip pat yra viena pagrindinių lyderystės sudedamųjų dalių. Na, o dabar jau kai papasakojau visą priešistorę, manau galėsime prieiti prie esmės. Taigi, kalbant apie ištikimybę, mes negalime praleisti ir šio žodžio antonimo - išdavystės. Ir manau, kad šiuo atveju yra 3 kart lengviau kalbėti apie išdavystę ir kokios yra jos dažniausios priežastys. Būtent taip lengviau mes galėsime nustatyti šios ydos šaknis. Tai būtent 3 pagrindinės priežastys, kurios lemia išdavystę tiek šeimoje, tiek komandoje, yra 3 pagrindiniai bruožai. Taigi, pirmas yra ignoravimas, antras emocinis nepriteklius, na ir trečias, žinoma, pyktis. Būtent emocinis nepriteklius gali pasireikšti labai skirtingais keliais. Kai kurie kertasi tarp komandinių ir šeimyninių santykių, tačiau kai kurie gali būti ir išskirtiniai. Pavyzdžiui, komandoje arba darbe tai galėtų būti neįvertintos jūsų pastangos. Būtent kas gali reikšti, kad esate apmokamas mažiau nei manote, kad esate vertas. Šeimoje galbūt tai yra meilės, artumo ar šilumos trūkumas. Ignoravimo jausmas gali dažnai kilti iš to, jog galbūt manome, kad esame nesuprasti, neišgirsti ar tiesiog nematomi. Na ir pyktis yra viena iš stipriausiai mus veikiančių emocijų. Būtent ko veikiami mes galime imtis, negeriausių sprendimų būtent darbo, komandos ar šeimos atžvilgių. Na ir visom šiom 3 problemom geriausias ir žmonijos patikrintas sprendimo būdas yra efektyvi komunikacija. Jeigu mes tiek šeimoje, tiek darbe, tiek komandoje efektyviai komunikuosime, suprasime savo daromas klaidas, iškelsime problemas, jas tvarkysime, mes tikrai galime pasiekti kompromisą 99% visų atvejų. Reikia nepamiršti, kad ištikimybė turi savo ribas. Ką aš tuom turiu omeny, kad kiekvieni žmogiškieji santykiai, jie turi savo nubrėžtas ištikimybės ribas. Kas yra normalu vieniems, gali būti visiškai nenormalu kitiems ir atvirkščiai. Būtent dėl ko yra labai ypatingai svarbus komunikabilumas. Neištikimybės konceptas buvo žinomas gerokai ir prieš mus, ir bus žinomas po mūsų. Tačiau modernėjant laikams ši problema vis upėja. Tačiau laimiai yra ir daugiau sprendimo būdų. Daugiau seminarų, kur galime išmokti apie tai, daugiau knygų, daugiau informacijos.
Būtent viena knyga, kurią pats labai rekomenduoju, yra Gary Chapmano 5 meilės kalbos. Būtent remiantis šią knygą galėsite sustiprinti savo šeimyninius ir artimuosius santykius. Na, taip pat tai gali padėti ir komandinėme darbe. Apibendrinant visą temą, galime daryti išvadą, kad ištikimybė tai labai svarbi kiekvieno mūsų vertybė. Na, žinoma, yra žmonių, kurie neigs, tačiau jei esate protiškai ir psichologiškai sveikas, manau, jūs sutiksite su manimi. Taip, yra atveju, jog žmonės padarys klaidas, iš jų pasimokys. Yra atveju, jog žmonės padarys klaidas ir iš jų nesimokys. Jas taip pat tęs. Tačiau jeigu ir jaučiate, kad prasideda rutina tiek jūsų šeimyniniuose, tiek jūsų darbiniuose santykiuose, nebijokite komunikuoti, nebijokite siekti pakeitimų, kurie būtų naudingi abiejoms pusėms. Būtent kai jaučiate, kad jūs apima noras išduoti ar šiaip kita pikta energija, visada galite ją nukreipti kitur, kur ji nebus žalinga jūsų asmeniniams santykiams. Na, o jeigu tai žalinga jūsų asmeniniams santykiams, automatiškai tai bus žalinga jums patiems psichologiškai. Na ir atsitiesti gali būti daug sunkiau. Taigi, ačiū už išklausytą epizodą. Nepamirškite likti lyderiais, nepamirškite tobulėti. Dalinkite šiuo vaizdo įrašu, komentuokite, laikinkite, pasidalinkite mūsų postų Instagram paskyroje. Mes būsime jums labai labai dėkingi. Na ir iki kitų epizodų. Ačiū jums viso.